jūs matėte, tokia gana pilna. Čia kažkas cita, gal kas man galėtų pareguliuoti, kad neciktų? Ar gerai girdėsi? Gerai. Pabandysiu kažkaip gal toliau nuo kompiuterio. Reiškia, problemėlė yra gana pilna, tai man reikia būtinai pabandyti sutilpti į tą laiką. Nors šiandien taip gana sunkiai mes čia viską pradedam, pirmą dieną. Šios stovyklos tema mes nusprendėm, kad kalbėsime apie įvairius etnografinius regionus, apie skirtingus šokius, Žemaitijai, Suvalkijai, Dzūkijai, Aukštaitijai. Neįtraukėm Mažosios Lietuvos dėl vienos paprastos priežasties, kad pakraštėje vykti giliai tradicija lietuvininkų. Na, dėl pasaulėžiūros, ypatingai paskutinių, žinom, kad jie šoko gan dar stipriai XIX amžiuje ir net per laidotuvės šoko, bet palaipsniui pasikeitė į tą protestantišką pasaulėžiūrą labai asketišką. Ir aš pati, kai buvau ekspedicijose, faktiškai jau buvo net per vestuves beveik nebešoko. Tai paprasčiausiai nėra ko mokyti. Vienas kitas galbūt yra šakelis, bet skirti yra atskirą temą, tam kraštui yra labai sudėtinga. Tai dėl to mes labiausiai į tos 4 likusius regionus. Tai šiandien yra tema, būtent kur daugiausia, gausiausia ir mes per vakaronės daugiausia tokių šokių šokam, tai yra žemaitiški šokiai. Tai, žodžiu, apie jo šiek tiek papasakosiu. Pirma dalis paskaitos bus tokia daugiau kalbėjimas, pasakojimas ir šiek tiek ir apie apeiginius dalykus įdomius, o paskui žiūrėsim įdomesnius pavyzdžius. Video. Латыши, вы, наверное, не понимаете литовский язык, но я буду говорить по-литовски. Первая часть будет, это как раз больше разговор про все, а потом буду показывать видео, так будете тоже что-то понимать, и если кто-нибудь может вами перевести что-нибудь. Это теперь тема Žemaitija, это регион, западно-северный край Литвы, который тоже соприкасается с Латвией, как и Aukštaitija. Tai va, dabar, jeigu jau sakiau, žemaitiškų šokių yra tikrai be galo daug, jie yra labai mėgiami ir vakaronėse. Kas keiščiausia, kad medžiagos yra daugiau būtent iš Aukštaitijos pririnkta apie šokius, bet tos įvairovės nėra tokios didelės, kaip ir žemaitiškų šokių, dėl to jos galbūt labiausiai ir mėgsta. Na ir pačios žinios ankstyviausios apie kažkokius konkrečius faktus, apie kad šokdavo, netgi konkretus šokiai, pavadinimai, tai būtent iš to krašto iš Žemaitijos. Tai, pavyzdžiui, pati pirmoji žinia net iš 16 amžiaus yra su Kuršo riba, kad eidavo prie mirusių kapų, per minėjimus mirusių ir šokdavo ant kapų. Tai žemaičiai. Tai tokie įdomus dalykai. Na ir paskui yra nemažai tiesiog tų pavadinimų iš 19 amžiaus, čia ir kunigas Jurgis pabrėžia, jos labai keikė tos šokius, kad ten labai daug nepadarių dalykų yra, bet ta proga labai juos apibūdino. Ir tai savotiški irgi yra kaip aprašymai. Paskui Laurynas Ivinskis, Povilas Višinskis, toks garsus veikėjas, irgi Motiejus Valenčius. Žodžiu, jie yra aprašę labai taip trumpai, lakoniškai, ne viską galėjom kurti, ir be melodijų, ten be visko, bet vis tiek jau kažkokios konkretybės yra. Na ir šiame regione yra daug tokių porinių šokių, kurių kitose Lietuvos regionuose tarsi nėra, tai yra grinai tokie žemaitiški. Tai yra Lakišius, kurį mes mėgsta šokti. Ir jeigu atsimenat. Bet kas įdomiausia, tai tikrai nėra vien Žemaitijai susiformavęs šokis, jisai tikrai atėjęs yra iš Europos. Ir aš, pavyzdžiui, pusę melodijos va šitą dalį, kur padainavau, tai aš Prancūzijoje girdėjau, o kur ta linksmoji polkutė ram-pa-pam, tai čia Čekijai, viens prie vieno. Bet kaip įdomiausia, kad daugiau Žemaitijai prilipo negu kitose regionuose. Gal dėl to, kad žemaičiai, jie pirmiausiai pradėjo, kaip čia pasakyti, tuose vienkiemiuose, ten prasidėjo ta kultūra tokia jau turtingesnė ir toks bendravimas su vakarų Europą buvo ryškesnis negu tarkim kokioj Dzūkijoje. Ten daugiau slaviška galbūt buvo įtaka.
Dabar toks šokis yra, mes irgi šokam blestingėlę arba blestinga, tai čia yra kregždė, arba lestinga vadina vėdaru. Aš paskui parodysiu video įrašą. Vėdaras ir kitoks dar yra, kurį mes irgi labai mėgstam šokti. Paskui vajaunas arba kariškis irgi grinai yra toksai žemaitiškas. Ulanas, visokie su gyvatėm pavadinimai. Gyvataras, gyvatukas, gyvatas. Na, greičinikė arba greicinelė irgi daugiau iš Žemaitijos Lietuvoje yra žinoma ir paplitusi visur, nors žinom, kad ir Baltarusijoje yra kažkas tai panašaus į Grečenichą, pavyzdžiui, yra, bet kažkaip apšoko į daugiau kitus regionus ir labiau prilipęs yra Žemaitijai. Anės polka, visokie skrodelis, subatėlė, subatas, linderis, nelinderis ir taip toliau. Daugybė visokiausių valsų, kurių, tarkim, kitose regionuose netiek gausu tokių su visokiam figūrom. Tai vilties valsas, kurį mes labai mėgstam šokti, saliamo arba suliamo, salionų valsas vadinasi, valst manieta arba minėtų, minėts ir taip toliau. Na ir labai mėgo žemaičiai šokti visokius kadrilinius šokius, kurie yra sudėtingesni. Ten iš karto prisijungęs taip ir nepašoksi, reikia šiek tiek žinoti, tam tikrai yra tvarka. Tai kadriliai buvo išplitę ir kaip kadriliai paplitę ir buvo tokie su specialiais pavadinimais, pavyzdžiui, šeinas. Buvo labai mėgiamas ypač apie Šiaulius, Kelmę, Žagarę, Joniškį, Telšius, paskui, bet netaip seniai sužinojome apie Kretingą įšoko. Ir tai buvo vakaronėse vienas svarbiausių šokių. Mes irgi, ar kas nors iš čia esančių nemoka šokti šeino? Jeigu nemokate, šiandien dar pamokysiu. Daug kas moka. Yra nemoka. Gerai nemoka. Bijo kelti ranką. Jo, tai gerai. Paskui yra daugiau šiaurės Žemaitijai būdingi jonkeliai. Tai iš tikrųjų irgi iš kadrininių tipo, niekur kitur tokio pavadinimo nėra, bet būtent Žemaitijai jonkeliai, kurių labai įvairių yra. Jie, pavyzdžiui, vienas kaimas galėjo kelis jonkelius. Ir mešlinį, ir sukamą, ir lendamą, ir kertinį, ir daužtinį, visokių ten tų jonkelių, bet vieną kitą paskui parodysiu. Na ir aišku, visokie kiti populiarų šokiai, kurie daugiau atėjo, netgi galima sakyti, 20 amžiaus pradžioje per įvairius dvarus, tai dirižablis, Aleksandra, labai daug kas keiščiausiai ir saviškų, Karobuška, Kuchanuška, ten visokios Narėčinkos, Jabliškos, irgi kur kitose regionuose yra. Vengierkų visokiausių rūšių, aš dabar čia turiu vieną pavyzdį tokios keistos vengierkos irgi. Ispanai, mazurkos, na ir visokie cvingiai, kur tarp kitko mūsų iš šios stovyklos tema irgi yra fokstrotas, toks naujas šokis ir jo įvairios atmainos, tai va cvingis yra irgi tokia kaip atmaina. Na ir nemažai yra tokių šokių, kur būtinai po 2 paras yra šokama, kaip pavyzdžiui, siuntė Marija į Žagarę, malūnėlis, tiesą sako, ten ne tik 2, ten pasidaro ir daugiau tų porų susiformuoja. Na ir visokių žaidybinių elementų žemaitiškose šokiuose, pavyzdžiui, našliukas, turbūt visi žino. Šitą Marcelė Pana irgi yra tokia, kur vis kažkas lieka vidurį be poros ir reikia gaudyti sporą, arba šeinas su valdymu. Na, yra galbūt mažiau tokie įvairūs rateliai, jie tokie daugiau bendralietuviški, o žaidimai, nors jų nėra labai daug, bet vienas kitas žaidimas yra labai toks archaiškas, įdomus, su apeigom yra susiję. Na ir paskui aš parodysiu tokius retesnius šokius, galbūt ne visi gal juos žinot, mes netaip seniai, prieš kokius 7 metus ekspedicijose rinkom būtent to krašto šokius, tai tam, pavyzdžiui, Palangos Mėguvos ansamblis tokių labai įdomių šokių yra iškapsta tarp 3 kėdžių. Tai šokit panos, pokėtukas, paskui merginų šokis su skrybėlėmis kepurėtis. Tai ne ta kepurinė, tarp kitko, kas nežino, tai tikrai šitą įsidėkit į galvą, kad ta kepurinė jokia nėra liaudiška.
ta, kur visą laiką būna su tais nusilenkimais, čia yra visiškai sukurta iš kažkokio tokio nelabai aiškaus aprašo, ten baisiai daug yra fantazijos pridėta, o čia yra tokia autentiškesnė kepurinė, kurią jeigu pažiūrėsim. Ten toks irgi kaip žaidiminio pobūdžio, ten nutrūksta tada, kada kažkas suklysta. Yra toks įdomus šokis icki-picki, ant lazdų. Toksai primena, pavyzdžiui, yra ir Dzūkijoje tokių ir Aukštaitijoje, kaip Mikita, arba tolkačikas, daugkačikas, kad reikia šokinėti tarp lazdų ir jeigu suklysti, tai iškrenti iš, kaip žaidimas gaunasi toksai. Šmululis toks labai įdomus šokis irgi Palangiškių yra surastas, kur su vagimis, jisai labai nesudėtingas. Aš tikrai nespėjau dar melodiją susirašyti, bet man sakė, padarysime, išrašys ir gal mes pasimokys. Šiaip žemaičiai labai mėgo šokti per įvairius pasilinksminimus ir tų pasilinksminimų su šokiais pas jis buvo labai įvairiom progom. Pavyzdžiui, vasarą tai daugybė, kadangi vis dėlto Žemaitijoje kurį laiką vis tiek dar gyvavo talkų tradicija, nors jie ir įsiskirstė į tos priekiamis, bet vis tiek buvo tam tikra talkų tradicija. Ir būtent po tų talkų labai mėgdavo daryti pasišokimus. O paskui jau, kai pradėjo atskirai vien šokius, tos vakarėlius vadinti, tai ten visokiausių pavadinimų. Vakarėlė, nidrė, gužinės, grajankos, vakaruškos, strambambolės, reiškia pasišokimas. Bėgė, jaunimas, tiesiog vadina, einam į jaunimą, reiškia, einam į šokius. Ir šiaip tai manoma, kad tokie specialūs pasišokimai daugiau išpopuliarėjo po Pirmo pasaulinio karo. O prieš tai daugiau, sakau, prie kažkokių darbų daugiau būdavo. Šokdavo klėtise, jos būdavo anksčiau grįstos, o paskui jau, kada triobas tokias turtingesnės pradėdavo statyti, tai ant medinių grindų ir staidavo po kelis kaimus į vieną vietą. Paskui atsirado labai įvairūs ansambliai. Žemaičiai, ne taip kaip dzūkai, kur užtenka smuikelio, vienos harmonikos, jie labai dažnai kažkokias kapelytės turėjo ir styginių, ten tarkim būtinai basetlė prie visokių smuikų, net ir pučiamųjų tokie maži būdavo, reiškia, atskiri orkestrėliai, jie ypatingai prigijo gegužinėms. Tiesa, čia Žemaitijoje labai stiprus buvo tas pasipriešinimo judėjimas, ypač kai buvo uždrausta spauda. Tai būtent per tos vakarėlius buvo galima šalia šokių visokius politinius dalykus, visokius tą tautiškumo, tą visą pakelimą daryti. Ir tos gegužinėsios arba viešieji vakarai, kaip jos vadina, ten su visokiais spektakliais, po to šokiai, kalbos dar prieš tai vairios, tai ypatingai darė 19 pabaigoje, 20 pradžioje. Bet paskui, kai jau pasidarė nepriklausoma Lietuva, tarkim, gegužinės ant tiek buvo išpopuliarėjusios, kad skaičiau, atrodo, 34 ir 6 metais, dabar tiksliai nepamenu, bet šituose bubiuose buvo surengta gegužinė, kur 10 000 dalyvių buvo, galite įsivaizduoti, tokia didžiulė. Dabar apie taiginę šiek tiek labai trumpai tik tai paminėsiu, kad žemaičiai labai mėgo šokti per vestuves ir ten ne tik pasilinksminimo šokiai, bet buvo ir tokių specialių apeiginių šokių. Bet dabar, jeigu kas ruošitės vestuves daryti, tai bandykit ką nors sugrąžinti. Reikėdavo ne šiaip, kad kažkas paskelbė ir prasideda šokiai, o kažkas turi pradėti visus šokius. Ir tie pradėjimai Žemaitijoje dažniausiai jaunoji šokdavo su savo tėvu. Arba bent jau su pabroliu, reiškia vyriausiu, ar su keliais pabroliais iš eilės prašokdavo. Kartais netgi, tai pavyzdžiui, apie Raseinių kraštą buvo toksai ciklas, kad pirmieji išeina šokti tėvai, tada išeina šokti jaunieji, o jau tada jau eina visi vestuvininkai šokti. Paskui tokių labai įdomių yra šokių, kada jaunuosius suvesdavo, tarkim, išvakarės ne mergvakarių vadindavo, bet pintuvėmis Žemaitijoje. Tai pindavo vainiką
Ir tada mergina turėdavo jaunąją pašokdinti visi iš eilės vaikinai, po galo jau atiduodavo tam jaunąją. Arba ten būdavo taip, kad jau vestuvių pradžioje, jau kai sueina dvi pusės, tai visi pradeda skirtingų pusių. Šoka ir ant galo vis suveda jaunuosius į porą. Žodžiu, toks ilgas procesas, kur jie galų gale, nes skaitėsi negalima iš karto jiems kartu pradėti šokti. Reikia, kad kažkas jiems privestų vieną prie kito. Na, labai įdomus toksai buvo žaidimas, netgi ar šokis, ar žaidimas, kaip čia jį pavadinti. Per pintuvės vadinosi piršlys, arba veselė, arba padabonė, arba krėslelis, kada jaunoje sodina ant krėslo, tiksliau kėdės, ir jinai renkasi su kuo šoka. Ir renkasi kokį šokį nori šokti. Reiškia, tada muzikantai pagal jos norą ir šokdavo. Paskui ir pasilinksminimuose būdavo tas piršlelis šokamas, ir tada tai būdavo tarsi irgi neva jaunoji. Bet jinai, aišku, nebuvo jaunoji, kiekviena mergaitė galėdavo pabūti tarsi jaunąją kažkiek tai laiko. Na, labai įdomu tai, kad aš jau minėjau, kad labai senais laikais, 16 amžiuje buvo ir per laidotuvę šokama ant mirusių kapų, ten už mirusių vėlės, skambant trimitams ir būgnams, kas įdomiausia. Čia netgi kai kas įtarė, kad čia galėjo būti sutartinių. Ir kitko yra sutartinė šokamoji, ko gero, užrašyta Stanevičiaus 19 amžiaus pirmoje pusėje, Pinelė Taduje. Ten tarp jos apibūdinimų visų parašyta suktinė. Tai dėl to aš įspėju, kad jinai galėjo būti šokamoji. Ir nors kai kurie tyrinėtojai nepripažįsta, kad žemaičiai turėjo sutartinių. O aš, pavyzdžiui, tikiu to, ką pasakė Stanevičius, jisai parašė, kad tai aš rodau jums paskutinį pavyzdį, kadangi ta tradicija jau čia baigia išnykti. Ir iš tikrųjų tai gali būti natūralu. Žemaitija buvo labai stiprus tas katalikiškas judėjimas, kuris visus pagoniškus reiškinius labai, ypač 19 amžiuje, bandė išguiti, ir Valenčiaus veikla buvo labai stipri. Ir dėl to faktiškai kas tik tai užsislėpė kažkur tarp keturių sienų, tas dar šiek tiek apeiginio archaiško daugiau išliko. O kas buvo daugiau vieša, tai tas greičiau nunyko, dėl to, kad tai matyti buvo visiems ant akių. Yra žemaičiai garsus užgavėnėmis, visi žinote, ne? Ir yra tokių įdomių šokių meškomis. Vat būtent Žemaitijoje yra su tom meškom. Tai visi turbūt žinot šitą šoką, mes meškutę, bet tai yra ir kitokių aprašų. Vat pavyzdžiui, Šimkaičių, šita meškutė yra iš Šilalės rajono. O čia Raseinių rajone yra kita meškutė, kuri užrašyta, kad šokdavo vyrai per vestuves, per naujus metus ir per užgavėnes. Ir jie būdavo užsimetę išverstus kailinius, po vieną arba susikabinę po du, po tris. Judesių jokių nustatytų nebuvo ir kiekvienas kaip išmanydavo, taip dripsėdavo, tūkčiodavo, kaip meškos kartais paropodami ant keturių arba įkišdami galvą vienas kitam tarp kojų ir sukeldami kuo daugiau juoko, kartais merginas įsipainiodavo, ten neva saldainių siūlydavo tom tarsi meškom vyrams. Bet toks buvo grynai žaidybinis dalykas. Jisai netoks sustyguotas, kaip ta meškutė, kurią mes visi žinom, bet tam tie tokie judesiai irgi kažkokie yra, tas dripsėjimas ir visai kita. Va, na ir tarkim yra toksai labai įdomus žaidimas, Davicevičiaus paminėtas, kad irgi per naujus metus žaisdavo mešką, uždaro vieną už durų, o kiti ten drasko nagais duris ir urzgia, ir pagal balsą turi atspėti, kas ten urzgia. Toks kaip žaidimas reiškia, irgi vadinosi meška. Na, paskui dar yra, iš tų persirengėlių dar spėjama, kad tie visi 3 velnių šokiai, arba Veinis velnis, kur tokiais kaip vežimais važiuoja, tai irgi buvo priskirta persirengėliams. Na, labai įdomus vienas toksai yra šokis mergaičių, kada pasitikdavo pavasarį. Tai būdavo kovo 25, per plovėšius, reiškia merginos, įsivaizduokit, tai šaltas laikas, jos išbėgdavo basos, jų sūpuoklės būdavo pakabintos ir jos šokdavo lecperą. Ir ta lecpera tai yra kielė. Kielė, kai tik tuo metu perskrenda ir jinai spardo ledus, kaip žmonės tiki.
Tai vat kaip apibūdina tą šokį. Merginos susikišusios sijono kraštus už juostos visaip skraidydavo, straksėdavo, patupčiamos ir pasikraipydamos viena prieš kitą kaip kielės. Ir jeigu būdavo pradžiūga, tai baso šokdavo visiškai, o jeigu ne, tai dar šiek tiek apstelė, jeigu ant sniego. Na ir toksai gegužėlio žaidimas, dabar vyksta rekonstrukcijos, gegužė šventė, netgi yra mokyklose, kai kuriuose organizuojama gegutė šventė. Tai būdavo irgi per Velykas, pasodindavo mergaitę, gražiausiai išrinkdavo kaimo mergaitę ir jai užrišdavo akim ir prieina visi berniukai iš eilės ir jai kukuoja. Ir jinai pagal tą kukavimą įsirenka, kurie jau patinka. Ir ne tik, kad paskui su jais šokdavo, bet paskui visus metus vieni kitus globodavo. Tai tie 3 berniokai, jos broleliai. Ir, žodžiu, visą laiką per šokius dar turėjo ją pašaudinti ir panašiai. Ir dar vienas toksai paskutinį, ką aš galiu pasakyti iš tų apeiginių tokių ryškių labai momentų, linaminio talkos. Seniau, bet vieninteliai žemaičiai tokį kažkokį keistą dalyką darydavo ne taip vidury dienos, normaliai, kaip tokioje Aukštaitijoje, kur moteriškė susirenka ir dirba darbą, linus lina, čia ne, čia viską darydavo naktį. Ir susirenka naktį būtent jaunimas, daugiausiai, berniokai ir merginos, ir dar pasisamdo šeimininkas, kas būtų už velnę, kas būtų už žydus, kas būtų už smertį, už visokių tokių pasirodydavo toj naktyje, visokių persirengėlių. Ir ten jie visokius žaidimus žaisdavo, visokius vaidinimus darydavo, tarp tų visų, reiškia, darbų. Ten dar būdavo tokie žaidimai su visokiais išmėginimais, ypač vyrams, tai ten, pavyzdžiui, lipti lašinių. Tai ne taip paprasta, su kojomis pasiekti aukščiausius tos balkius. Reiškia, taip užlipti, arba ten kopūstą kirsti, ežiais badytis, krūpti durti. Žodžiu, tokių, kad dabar netgi galima pratybose, kariškiams netgi mokojo, kad jėgą lavinti būtent su tai žaidimai. Tai va, tai čia yra, ko gero, tiek aš norėjau papasakoti tai bendrais bruožais. Dabar man čia kažkur reikia įsijungti, čia yra video. Ir pažiūrėsim kai kurios pavyzdžius. Aš įrašau. Tikiuosi, kad kažkas panašys. Gal man reikia dar pakviesti, nes jie čia geriau žino, ką jie čia man įkrovė. Ir tą sąrašiuką. Aš pradžioje noriu jums parodyti tiesiog patys dedukai, kaip ką rodo. Kaip man jį atsitikti, ir to sąrašiuko reikia. Ir ten atskaitas yra. Ir čia visą pavadinimą yra. Gerai, dabar man kaip aiškino. Dabar aš noriu daryti tą visą. Tai važiuosime, važinėmiškai, tada važiuosi kur nors. Visą, Tik laikykis atstumą.